Visiems labas. Pradedu šiandien savo 5. treniruotę. Šiandien nieko ypatingo, užbrėžtų kažkokių tikslų neturiu. Bėgiosiu tiesiog 4 km. Tempas irgi nelabai svarbus. Kiek gausiu, tiek gausiu. Šiandien nuostabus oras, iš tikrųjų -3 yra, bet labai saulėta, nei vieno debesėlio danguje. Padarau trumpą mankštą ir pradėsim bėgioti. Nu ką, pradedam po truputį bėgimą. Šiandien bėgu kaime, čia netoli Lavoriškių. Tokį keliuką turim šiandien. Kaip aš mėgstu tokiais keliais bėgioti. Tyliai, ramu, gražu. Yra ką pažiūrėti, ką parodyti. Ką tik padariau 1 kilometrą. Tempas lygiai 6. Labai lengva bėgasi. Šaltukas jaučiasi. Bet tiek saulės yra, tai visiškai nešalta. Puiku, super. Matau, kad jau ne pirmas šiandien išbėgau to keliukų. Bėgėjo žmonės. Kviečiu ir jūs prisijungti prie bėgančių. O kas turit kokį iššūkį? Dalykitės, rašykite komentaruose, labai būtų įdomu paskaityti. Šiandien, kadangi distancija labai maža, tai neradau kokį ratą padaryti. Bėgsiu tiesiog tuo pačiu keliu, pirmyn ir atgal. Yra 2 kilometrai, apsisukau, bėgsiu atgal jau. Žodžiu, tempas 6,2. Tai nieko ypatingo, bet ir visai neblogai. Žodžiu, stabdžiau, kad pasiimti kamerą. Čia pasirodo po sniegu ledukas yra. Kritau, o tas kritimas buvo lygiai ant 3 km. 3 km, 6,3 yra tempas. Metrų liko, oras pasaka, wow, tiesiog ramų, vėjelių nėra jokio, visiškai. Kaimas labai tylu, šunys tik loja kažkur tai toli. Čia mano geriausias bėgimas šiais metais. Tai baigiau bėgti, 4 km šiandien tik tai, visi rezultatai čia, kaip visada. Pridėsiu. Dabar trumpą mankštą.
šiandien po savaitgalių tai buvau visiškai atsistatęs, nei raumenų kažkokių jaučiau, nei nuovargio buvo kažkokio, plus dar toks puikus oras, tai labai fainai bėgti. Kas dar nebėgioja, tai kviečiu prisijungti, smagu, jeigu norit, galim kažkada kartu nubėgti, kažkiek susiderinsim laiką, rašykit Instagrame, aš jeigu ką, Instagramo profilį savo pridėsiu video aprašyme. Kam įdomu, kas pažiūrėjot iki galo, spauskit laikus, rašykit komentarus, o aš jau tada bėgsiu montuoti vlogą. Visiems sveikatos, iki kito karto.